Sveiki, esu Justas, a.k.a. Justs, kartu su manim kolega Jurgis, a.k.a. Mextrex. Ja, šiandien bandysim padaryti pirmąjį savo gyvenime video, taip kad atsiprašom iš karto už pirmą galbūt prisvilusi ir tikėkimės neprisvilusi blyną. Šiek tiek, pertrauką, mes nesam kažkokie žurnalistai, tai nelabai mokam šitų subtilybių, bet šiaip dar prisistatymui papasakok šiek tiek apie save, ką žaidi, kur žaidi, savo stilių gal labiau žaidimą, vis tiek žmonėm įdomu, manau, būtų. Pagrinde pastaruoju metu žaidžiu tik turnyrus, žaidžiu 3 kambariuose iš esmės, tai PokerStars, Full Tilt ir Microgamingo tinkle. Kaip ir minėjau, koncentruojasi tik tai ant didelių, tokių didesnių vis tiek, manau. Didesnių turnyrų, ja, taip vadinamų tų MTT. Ir turbūt žaidžiu viską nuo turbūt nuo $20 iki kelių šimtų, sakyčiau. Kiek maždaug tu mėgsti vienu metu užsikrauti turnyrėlių? Pradedu sesiją, turbūt maksimumas, kas būna per sesiją, tai sakyčiau iki 10 turnyrų vienu metu. Ir kuo vėlesnės stadijos, tuo stengiuosi, kad mažiau būtų tų langų, kad... Bet nemanau, kad specialiai stengiasi. Ne, tiesiog natūraliai gaunas. Tai iš esmės užsikraunu turbūt 12 turnyrų ar panašiai ir daugiau naujų nebesiregistruoju, tai stengiuosi, kad į vakaro pabaigą išliktų kuo didesnė koncentracija, kaip sakant. Tai turbūt tiek apie save, dar keli žodžius apie save, Jurgi. Ką žaidi, kur žaidi, kodėl žaidi? Kodėl žaidžiu? Tai pragyventi reikia, žinai, kaip sakome, visi nori pavalgyti. Bet aš šiaip labai panašiai kaip Justas žaidžiu vien tik, galima sakyti, MTT, kartais nuklystu į tengaus satelitus, jeigu kokie būna. Neskaitant, aišku, gyvo pokerio, kur kešiai irgi mėgstu pasitaškyti. Bet šiaip daugiausia MTT, kaip minėjau, praktiškai vien tik PokerStars, karts nuo karto Full Tilt'e. Irgi mėgstu nuo 10 su ribais iki 200 frizų, kurie būna sekmadieniais ypatingai. Ir aš šiek tiek volumą laikau mažesnį, stengiuosi iki 4 turnyrų, gal nežinau, šiek tiek įtakoja kompiuteris truputį lėtas, bet laiku bėgant irgi dažniausiai lieka vienas. Tai gerai, kad bent lieka dar. Ok, tai tada trumpai galbūt šio video dar tikslai ir forma. Tai iš esmės tikslas tai turbūt yra pabandyti, paanalizuoti iš tikrųjų tos handus detaliau ir taip nuosekliai ir po to pasižiūrėti. Nes mes vis dėlto darysim absoliučiai kiekvieną handą viso turnyro. Aišku, ta prasme, neanalizuosim, pavyzdžiui, kaip dabar mato 10-3 UTG pačiam pirmam lygiai, nes čia nėra ką analizuoti. Bet realiai žmonės matys visus handus, kurie yra buvę. Taip. Kad mes nešokinėsim kaip per pokerio laidas, kad, aišku, nesimatys šiek tiek tos dinamikos kitų žaidėjų. Bet iš tikrųjų bus handų, labai ilgai. Aš manau, kad kas svarbu, kai, tarkim, nebūna kai kuriuose videose, kad nebūna handų, kurių... Tu prasme, tu nematai handų, kurių žaidėjai nežaidžia. Ir dėl ko jie nežaidžia iš vienos ar kitos priežasties. Tai manau, kad pabandysim ir taip paliesim, tarkim, kodėl aš ten nežaidžiu kokių... Pavyzdžiui, karalius 10 siūtė, kai turi 20, tarkim, 5 big blindus su TG pirmam žodį ir sėdė ant batono katofo labai agresyvų žmonės. Kažkokia tokia situacija, jo. Tai iš esmės paanalizuoti visus handus, pasižiūrėti, aišku, duoti kitiems susipažinti, galbūt kažkas kažko ir to išmoks. Ir būtų neblogai dar sukelt kažkokią tai diskusiją, atsiliepimų. Žinoma, feedbackas visada malonu. Jo, tai vien dėl to, kad būtų galima padiskutuoti apie strategiją, apie kažkokius atskirus handus ir panašiai. Tai trumpai tiek apie tikslus ir manau bus galima judėti link pačių handų. Tai ką, važiuojam tada? Važiuojam. Papasako, kokį turnyrą mes dabar analizuosim. Su mielu noru. Tai žaidžiam Microgaming tinklo sekmadieninis 100 eurų plus 50 ribais, 100 000 garantinis, susirenka apie 600 žmonių, ko gero. O kokia struktūra?
2000 čipsų ribajus ir 4000. O čia, kiek suprantu, unlimited ribai. Jo, unlimited. Tai tvarka. Jo, dar trumpai tada apie statusus. Čia analizuojam per Holder Managerį, tai iš karto jisai suimportavęs yra visus statusus apie žaidėjus, su kuriais žaidėm. Bet čia statusai yra up to date. Jo, tai ir... Jie keičiasi, kaip vyksta irgi. Jo, tai realiai, jeigu matysim apie kažkokią žaidėjų statistiką, tai nereiškia, kad tuo metu aš jau turėjau tos skaičius, kai žaidžiau, nes, tiesiog jau jie dabar yra suimportuoti visi handai, bet tuo metu, kai žaidžiau, galbūt galėjau mažiau tų handų. Gal tu taip pat paaiškink visiems, kas yra kur, nes čia kiekviena konfiguracija skiriasi. Jo, tarkim, mane galim pažiūrėti. Tai 17-14 standartiškai yra VPIP ir preflop raise procentai, antroji tada eilutė matom. Gal šiek tiek taip išplėčiau, gal kai kurie žmonės labai žino, kas yra VPIP ir PFR. Sure. Pirmas skaičiukas reiškia, kiek žaidėjas procentaliai procentų nuo žaidžiamų handų, nuo jam išdalintų handų žaidžia. Tai tarkim, mano atveju 17%, tai grubiai kas 6 handą, kurį aš gaunu, aš pasirenku žaisti. Bet čia žaidimas yra tiesiog savo norų, čia neįskaitant Big Blindų ir taipogi čia įeina ir kolinimai, limpinimai, reizinimai, tribetinimai. Čia yra tiesiog... čia apskritai tiesiog kiek aš žaunu handų. Kiek handų lošim, bet čia nėra Big Blindų. Nesvarbu, jeigu aš kolinu ant Big Blindų, tai įsiskaičiuoja. Jo, jeigu kolini, bet jeigu pračekuojam Big Blindų, jie neskaičiuoja. Nes čia yra tiesiog savo norų įdėtis. Čia tai vadinasi voluntary put. Tai prasme, kad tu savo norų daly. O 14? 14 yra preflop raise procentas, tai yra kiek iš tų, kiek procentų handų pradedu reisų. Tai šiuo atveju 14, tai reiškia, kad kas 6 handą, kurį aš apskritai žaidžiu, iš 6 handų... iš 100 tu 14 reizinį, tai lieka, kad 3 tu kolinį. Ta prasme, limpinį. Galima taip sakyti. Limpinu, ar tiesiog kolinu reisą, ar... Jo. Kažkas tokio. Tai antroji eilutė free bet procentas, tai yra kiek aš procentų tokiose situacijose, kuriuose galima permušinėti. Tai realiai 6%, kas... Yra gan agresyvoka, bet nėra per daug agresyvoka. Aš sakyčiau... Čia kiek tu handų 43 000? Jo, 43 000. Tai čia gan agresyvu. Aš sakyčiau normalu, dar labai priklauso turbūt nuo turnyrų stadijų, tų free bet percentage, nes tarkim... Žinau. Ankstyvose stadijose praktiškai 2-3 handai galbūt yra, su kuriais tu permušiniai, vėliau, tarkim, jeigu šnekėt apie free betą, tai bent jau mano pačio, tai skaičiau, ankstyvose stadijose yra apie 3-4% gal free betas, middle turbūt būna kokie 5-8 gal, grubiai taip, ir vėlyvose stadijose, aišku, žaidėjai nuo dinamikos priklauso, bet būna 10 ir aukščiau net. Tai 10% reikštų, kad tu vieną iš 10 reizų kažkurio oponento tu jį permušiniai 3 betų. Grubiai tariant. Ja. Gerai, važiuojam toliau. Tada antras yra 62%. Kiek procentų handų aš, kai gaunu free betą, išsimetu, tai reiškia, kad iš 162 kartus aš išsimetu į free betą. 12%, tada šitie du skaičiai realiai susiję yra šiam 2 ir 12, tai 62% aš išsimetu, 12% aš forbetinu, tai reiškia iš 100... Dar kartą permušinį. Jo, tarkim, iš 100 atvejų, kai aš gaunu free betą, aš 62% tiesiog išsimetu, 12 permušinį dar kartą, o tada kiek čia gaunasi? 34... Ne, 26. 26 aš kolinu. Ok, tada sekantį eilutę. Aš manau, šitie yra mažiau svarbus turnyruose. Šitie labai svarbus. 36% kiek aš stylinu, kai atsiranda proga stylinu, tai tiesiog reizinu iš vėlyvų pozicijų. Tai skaitant small blindą, batoną ir katofą. Jo. Okay. 77... Ir čia galit matyti atskirai pagal tas pozicijas. 67% yra dabar kiek aš foldinu į stylą,
Tai, Iš Big Blindo, jo, matau čia. Jo. Ir... Tai 3 iš 4 tu atiduodi praktiškai. Jo. Okay. Kai aš būnu ant Big Blindo. 12% yra... dabar pačiam, kad atsimint. 12%, tai kiek tu tribetinį iš Big Blindo? Jo, 12% kiek aš tribetinį iš Big Blindo. Ok, tai čia tų, kurių neatiduodi, tai reiškia praktiškai lieka 10%, kur tu pakolini. Nu, jo, 11%, kur tu pakolini iš Big Blindo, gindamas Big Blindo, iš kitų pergindamas, galima sakyti, ir įstilinį žmogaus. Jo, nu, bet taip šiaip būtų. Realiai turbūt žaidimo metu, ypač kai žaidi daug langų, tai tie giliai nežiūri, realiai pasižiūri, kiek žmogus stilina, kiek tu ir tiesiog... Tiesiog, kad pajusti dinamiką viso to žmogelio netgi, nes per kokį 100 PM, 200 PM jau gali puikiai susidaryti įvaizdį. Tikrai taip. Na ir paskutinė eilutė yra, na, turnyram irgi turbūt mažiau aktuali, ypač kai dažnai neturi su žaidėjais didelių hand history. Ypač ir vėlyvosios stadijos, manau. Tai yra kiek esi betina. Tai būtent yra piramidų skaičiai, kiek sibetina flop ar kiek turna. Ir antri du skaičiai, tarkim, antras rinkinukas yra, kiek jie išsimeta į sibetą ant flop ar ant turną. Tai, tarkim, mano atveju 61%. Tu sibetini turną, flopą ir 57 turną? Ne, 57 tas išsimeta į sibetą ant flopą. Ok, tai 3-4 tu sibetini turną? Jo. Ok. Ir 57, 39, tai yra kas 57% tas išsimeta į sibetą, 39% išsimeta į turną. Tai nežinau apie šitos skaičius, kokį nors komentarų turi, neturi. Nu, aš manyčiau, kad turnyruose jie ne tiek aktualūs, nes vėlyvose stadijose bet kokiu atveju žaidimas daugiausiai vyksta pre-flop. Tai flopus labai retai galima pažiūrėti, bet aš aišku irgi pasinaudoju šitą statistiką, bet nesuteikiu jai tiek daug reikšmingumo, nes tiesiog kaip ir nebėra prasmės, ypač kai jau prasideda mid-late stages, tai kadangi flopo žaidimas jau pranyksta, tai nėra tokios didelės reikšmės. Man dar vienas kitas patinka, kur būna flop to 3-bet, flop bet. Bet čia irgi, manau, turbūt... Bet irgi tai gal labiau cash game pritaikytas, nes turnyruose, jeigu 3-betą kolina, tai arba, atsiprašant, fišai būna, arba tiesiog užžaidinėja labai stiprią kortą. Ir tada jau gali nuspręsti pagal žaidėjo statistiką iš tų aukštesnių skaičiukų, ką jis būtent ten galėtų turėti ir nustatyti jo range. Tikrai taip. Tai gerai, tai tiek turbūt apie statistiką, galim pradėti analizuoti handus. Tai gal čia padarom pirmas dalies pertraukėlę tokią, vis tiek čia informacijos jau nemažai gavosi.